visi mūsų žiūrėtojai, čia vėl mes sugrįžome su savo vlogais, kadangi šiandien yra mūsų su Luku vestuvių metinės, pagalvojau, kad pradėsiu ir vėl filmuoti. Dabar jau ruošiuosi pilną jėgą kitam sezonui. Tai pagalvojau, kad tikrai stengsiuosi daugiau rodyti, kaip vyksta visas pasiruošimas ir gal darysiu tokius savaitinius vlogus. O šiandien Lukas užsakė mums vakarienę restorane Edinburge. Tai vakare mes ten važiuosim, kad šiek tiek atšvęst mūsų vestuvių metinės, o iki tol jis dirbs, o aš turėsiu nueiti į džymą šiandien. Ir taip pat eisiu į baseiną, į sauną, kad atsistatytų mano raumenys. Ir užsirašiau į manikiūrą. Labai seniai nedariau jokio manikiūro ir pagalvojau, kad vestuvių metinių proga pasidarysiu, kad atrodyčiau gražiai šiandien. Tai va, rodysiu mūsų šiandienos dienelę ir taip pat visą savaitę savo treniruočių. Viskas darbas padarytas. Dabar einam toliau. Va, nagučiai mano jau padaryti, paruošti. Labai kokybiškai padarė, pasižiūrėkit kaip gražiai. O į baseiną ir sauną dėja nueiti man nepavyko šiandien. Tiksliau aš nuėjau, bet buvo uždaryta šiandienai, nes kažkas tai atsitiko. Bet nieko tokio, bent jau prasivaikščiau, labai šilta, labai gražus orelis. Lukas atvažiavo. Tuoj mes parodysim jam nagučius. Labas. Labas. O kodėl tu toks lietuviškas? Nes aš lietuvis, dabučki. Sveiki. Žiūrėk, kokius nagučius gražius man padarė. Jėzus Marija, kokie nagučiai gražus. Na, viskas, mes jau susiruošėm. Jau reikia važiuoti? Jo. Ir makijažas, ir nagučiai. Atsiprašau, aš vis dar negaliu atsičiaukti, tiesiog nagučiais. Gražus nagučiai, Lukai? Labai. Gerai, mes jau turim važiuoti. Va, žiūrėkit, koks gražus mano vyras irgi. Piktas taip labai. Nepiktas, važiuojam. Atvykom, ne? Atvykom. Madam, žiūrėkite. Treniruočių savaitė jau yra dabar įsibėgėjusi ir pagalvojau, kad padarysiu čia tokį greitą mažiuką update'ą. Tai pirmiausiai tiesiog trumpai papasakosiu, koks dažniausiai būna mano treniruočių tvarkaraštis. Vėliau iš tikrųjų norėsiu šiek tiek plačiau apie tai pakalbėti ir jums papasakoti, bet jeigu taip trumpai, tai mums pirmadieniais ir antradieniais niekados nėra ledo. Tai visą laiką man būna tokios laisvesnės dienos, aš labiau sportuoju ant žemės arba apskritai man būna laisva diena, o jau nuo trečiadienio iki sekmadienio mes turim ledą, bet irgi man šiek tiek vis tiek skiriasi tvarkaraštis, skirtingas jis yra, skiriasi nuo kitų žmonių dėl to, kad
aš negaliu čiuožti kiekvieną dieną ir aš vėliau taip pat galėsiu jums papasakoti, kodėl taip yra ir ką aš darau vietoj to, kad išlikčiau formoj arba kad įeičiau į formą, įeičiau į sezoną ir taip toliau. Tai va, tai šiandien yra šiuo metu ketvirtadienis ir vakar aš turėjau pilną treniruočių dieną, buvau lede, čiuožiau, bet visą dieną neturėjau su savimi kameros ir taip pat mano treneris buvo išvažiavęs, aš treniravausi viena pati, tai nelabai turėjau ten galimybės filmuotis per daug. Turiu tik vieną mažiuką gabaliuką, tai buvau pasistačius telefoną ant borto. Tiesiog filmavausi, kaip dariau savo naujos trumpos programos pradžią. Tai galbūt galėsiu tą gabaliuką čia įdėti. Šiandien jau pasiimsiu su savim kamerą visai dienai, dabar aš jau padirbau ryte, nuo 6 ryto treniravau vaikučius ir dabar jau grįžau namo, šiek tiek užkasiu, pailsėsiu ir tada eisiu į masažą, sporto masažą, nueinu aš kiekvieną savaitę ir taip pat turėsiu ir vėl nueiti į džimą. Tai pasimsiu su savim šitą kamerytę ir rodysiu jums šiandien jau šiek tiek daugiau. Na ir taip pat rytoj irgi planuoju į ledo areną pasimti kamerytę ir pasifilmuoti šiek tiek. Paprašysiu gal trenerio, kad pafilmuotų, kad galėčiau įdėti čia į šios savaitės vlogą. Na va, aš jau esu po masažo, dabar mano planas yra nueiti į džimą. Iš tikrųjų, tai aišku, nėra labai gerai po sporto masažo eiti į džimą iš karto, bet šiandien man tik taip gausi dėl to, kad buvo vienintelė vieta, šiek tiek anksčiau masažai ir prieš masažą aš nespėjau nueiti į džimą, tai teks nueiti po, tai tikriausiai teks šiek tiek lengvesnę treniruotę man pasidaryti, bet nueiti vis tiek reikia. O dabar aš tiesiog čia sėdžiu ant šito suoliuko, nusprendžiau šiek tiek duoti savo laiko pailsėti po masažo, neturiu mikrofono, tai turiu kamerą va taip super arti laikyti, tai nežinau kaip mano čia veidas iš vis atrodo, nes aš pavargau, man reikia pasidėti pailsėti po masažo šiek tiek. Žinau, kad čia juokingai skamba pailsėti po masažo, bet iš tikrųjų tai mano šitie masažai yra labai stiprus ir aš iš tikrųjų, galima sakyti, ten beveik verkiu, kai aš ten guliu ir man ten spaudžia visur, man tiesiog ten belė kaip skauda kiekvieną raumenį, tai man ten kartais būna kančios tiesiog, bet tai padeda atsistatymui ir labai gera mano masažystė. Labai džiaugiuosi, kad tokią aš turiu, kuri mane gelbėja. Tai va, o dabar tiesiog šildausi šiek tiek ant saulutės. Pagalvojau, kad bent mažiuką tarpą padarysiu tarp masažo ir džimo vis dėlto, kad duoti kūnui atsigauti. Tai dar šiek tiek pasidėsiu ir tada jau eisiu. Na, mes ir vėl čia sugrįžom į mano mėgstamiausią džimuką. Ir šiandien nežinau, ar filmuosiu kažką, iš tikrųjų darysiu lygiai tą patį kaip ir praeitą kartą, apšilimą ir kardio. Dabar jau pradedu savo kardio, tai greitai filmuosiu ir man labai patinka šitos motyvuojančios frazės ant sienų visur. Labai fainai. Net ir veidrodžiai rūbinėse motyvuojantis tokiem. Ir šitas irgi. Viskas, baigiau savo džimą. Dabar Lukas ir vėl atvažiuos mane paimti.
labai greitai apšilsiu ir eisiu į savo pirmą treniruotę. Čia bus labai trumpa, apie 20-30 minučių. Ir aš per šią treniruotę man čia labiau tokia kaip apšiliminė, galima sakyti. Tai aš tiesiog padarau visokius pratimus šuoliams ir kartais šiek tiek dvigubų šuolių padarau, kartais ne, priklauso nuo to, ką reikia tą dieną daryti. Ir dirbu ant savo choreografijos programų ir šiek tiek suktukų. Tai va. Gerai, viskas einu ant ledo, po to iš karto kai pačiuošiu turėsiu 45 minutės patreniruoti vieną mergaitę ir tada eisiu vėl daryti apšilimą prieš jau savo antrą treniruotę. Kavytės pasistiprinimai prieš antrą treniruotę ir iš tikrųjų, kad dar suvalgiau bananą, tik nenufilmavau. Ir toj greitai pasidarysiu ir eisiu į viršų, pafilmuosiu savo apšilimą prieš antrą treniruotę. And I just want your whole body in the middle, yeah? Sometimes I don't like know, this. I'm really scared. That's like testing.
Okay, let's go. Yeah, it's moving, yeah. When I move, for example, you will follow it, but then I change direction quickly and the camera doesn't go. Yeah. Nice. Aš jau po treniruotės sėdžiu Davido mašiną, jis mane veža namo, bet jis dar užsuko į parduotuvę. Aš neėjau, nes man nieko nereikia, tai greitai rašysiu video. Per šią treniruotę mes darėme daug tokių programos mano gabaliukų, bet tik su dvigubais šuoliais šiandien, tokie labiau kaip ant kardio, kad jau ruošti mano, kaip sakyt, ištvermę. Mano pietus šiandien ryžiai su vištiena, dėsiu šiek tiek kečupo ir dar suvalgysiu pomidoro. Nepjaučiau pomidoro, nes man kažkaip dabar šiuo momentu patinka taip tiesiog kast, nežinau, taip kaip obuolį kokį. Po savo pietų šiek tiek pailsėjau, netgi spėjau truputį pamontuoti video, o dabar einu pėsčiom iki ledo arenos. Pasižiūrėkite, koks gražus parkas, koks gražus oras. Man čia užtrunka gal 35 minutės nueiti. Ir turėsiu aš dar vieną treniruotę. Ir tada dar 2 valandas turėsiu padirbti. Ir viskas. Tokia ir būna mano šuniukas. Tokie ir būna mano penktadieniai.
Na, va, po visos dienelės užsukom dar į parduotuvę su Luku. Šiek tiek maisto apsipirkti ir toj dar važiuosime į baseiną ir sauną. Ir jis mane filmuoja. Labas. Ką tu? Nu, ką tu čia reikia? Tai va, aš tai apsipirkinėjau. Nu, pažiūrim, ką tu paėmė. O. Nu, matai, aš... Na gerai, papasakok, ką tu čia, Ritter Sport. Tai aš pasiėmiau penktadieniukai Ritter Sport, tada chicken rice ball, tada duonos ir kolos. O ką tu? Aš paėmiau lašišas. Aha. Čia kažkokių tai vyšnių juodajame šokolade, desserčiukai, avokadą, imbierą, moliūgų sėklų ir dar 2 avokadus. Nice.